Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centras dalyvauja Higienos instituto organizuojamuose projektuose, vykdant infekcijų prevencijos ir valdymo stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose modelio bandomajame diegime projekte. Mūsų įstaigoje bus parengta infekcijų prevencijos ir kontrolės programa. Ta didžiausias dėmesys bus atkreiptas į rankų higieną, bus suorganizuota daug mokymų darbuotojams, kad darbuotojai galėtų ir sugebėtų taisyklingai atlikti rankų higieną, kas dažnai sąlygoja infekcijų plitimą. Taip pat bus parengta kraujagyslinių kateterių infekcijų prevencijos tvarka, hospitalinių pneumonijų prevencijos tvarka, kateterinių šlapimo takų infekcijų prevencijos tvarka, dauginių atsparumų pasižyminčių mikroorganizmų plitimo prevencijos tvarka, dezinfekcija ir sterilizacijos tvarka, sveikatos priežiūros darbuotojų apsaugos tvarka, saugių infekcijų atlikimo tvarka, atliekų tvarkymo tvarka.